Ir apie kągi šiandien kalbėsim, o būtent apie tai, kaip susikurti kapitalą vaikams, kodėl jį naudinga kurtis, kai tik gimsta vaikas ir kuo greičiau tą daryti. Visa tai bus naudinga tiems, kas turit vaikų. Tai būtinai išsisaugokit mano YouTube, kad kiekvieną savaitę nepraleistumėt naudingos informacijos. Kodėl verta kaupti vaikų ateičiai? Visų pirmiausia, įsivaizduokit situaciją. Vaikui 18, 20 ar daugiau ar mažiau ir laikas stoti į studijas. Ar tai būtų užsienis, ar tai būtų Lietuva, ar vaikas gyventų su jumis, ar visgi kraustytųsi atskirai, tam reikia pasiruošti. Reikės ne tik mokslam, būstui, kitos šalies, jeigu bus keitimas, ten pragyvenimui, kur dar maistas, galbūt automobilis ir daug dalykų. Tai yra kur kas geriau būti pasiruošus tam ir turėti, iš ko vaiką išleisti į studijas. Ir galiausiai padėti tam jo savarankiškam gyvenimo startui. Ir labai dažnai girdžiu iš mamų, kad mano vaikas pradėjo studijuoti mediciną, architektūrą, advokatūrą, kažką tokio tikrai reikšmingo, kur nelabai gali dirbti, nes visą save turi atiduoti mokslam. Ir sako, aš noriu jam padėti, bet negaliu, neturiu pinigų, o iš savo atlyginimo tiesiog nebeužtenku. Įsivaizduokit, jeigu uždirbam kokį 1500, 2000 ar daugiau, ar mažiau, bet vaikui reikia padėti ir skirti mėnesį kokius 600 ar daugiau, ar mažiau. Ir tada taip yra, kad reikia skirti iš savo uždirbamų kas mėnesį pajamų gerokai nemenką dalį vaiko studijoms, vaiko savarankiškam gyvenimui. Tada tikrai labai pasijaučia, kad kodėl aš netaupiau, kai buvo mažiukas, kodėl aš nepradėjau to daryti, kai tik gimė. Tai kodėl verta? Dėl to, kad sau pasilengvintumėt gyvenimą ir būtumėt pasiruošę finansiškai, kai reikės vaikui padėti. Mano nuoširdus patarimas - geriau kas mėnesį skirti po truputį, ar tai būtų vaiko pinigai, ar tai būtų kažkokie pinigai nuo jūsų atlyginimo, nuo jūsų pajamų kas mėnesį, bent po truputį, kad susikauptumėt, pasiruoštumėt ir turėtumėt kur kas didesnį kapitalą, kai reikės, nebūtų sudėtinga. Kai reikės, turėtumėt. Tai dėl to verta, kad visų pirmiausia padėtumėt sau, kai reikės padėti vaikui, turėsit. Kokią sumą per mėnesį reiktų skirti? Viskas visada prasideda nuo tikslo. Koks yra mano tikslas? Kam reikia sukauptų pinigų? Ar tai būtų pradinis įnašas būstui, ar tai būtų vaiko studijoms, ar gyvenimo savarankiškam startui, kelionėje aplink pasaulį. Koks tikslas? Kam reikia sukauptų pinigų? Tada po kiek metų tų pinigų prireiks ir kiek viso tų pinigų noriu būti sukaupęs. Tai viskas priklauso nuo to konkretaus tikslo. Aišku, per visą tą laikotarpį, kol auga vaikas, kol jūs siekiat tų finansinių tikslų, gali daugybę kartų pasikeisti tikslas. Galit sugalvoti, kad visai kitaip norit, negu buvot planavę, bet ta suma, kurios jūs siekiat, turėtų būti reikšminga, kad tikrai jos bent jau užtektų mokslam. Kaip pavyzdys, rekomenduoju sukaupti vaikui apie 25 000, tobulą 50 000 ir daugiau, kad pavyzdžiui, jeigu turėtumėm kokius sukaupę 25 000, jeigu prireiktų kokiem 5-4 metam mokslam, būtumėt bent jau pagrindą po kojom susikūrę. Jeigu kokį 50 000 turim sukauptų, tai ir pradinis įnašas būstui, ir mokslam kaip ir turim jau. Tai visų pirmiausia, viskas priklauso nuo tos sumos, nuo to tikslo ir nuo to turimo laikotarpio iki to tikslo pasiekti. Jeigu, kaip pavyzdys, norim susikaupti 50 000 ir turim ką tik gimusi vaikutį, į mėnesį pasiskaičiuojam, kiek reiktų skirti, jeigu dėtumėm po pagalbę, jeigu dėtumėm į atskirą banko sąskaitą, kur neduoda uždirbti papildomų palūkanų, kur neaugina kapitalo. Kai jūs renkatės investicinius fondus, pasiekiamus per gyvybės draudimo bendrovės, jums prireikia ženkliai mažiau skirti per mėnesį tam pačiam tikslui pasiekti, nes tie pinigai yra įdarbinami, yra kapitalas didinamas. Tai kai klausėt, kokią sumą per mėnesį skirti, visada viskas priklauso nuo tikslo, tada aišku, nuo jūsų galimybių. Jeigu mes norim kažko konkrečiai pasiekti ir negalim skirti atitinkamai sumos tam tikslui pasiekti, tada žiūrim, ką galim skirti. Ar tai būtų tie patys vaiko pinigai, ar daugiau, ar mažiau, žiūrim, kiek galim. Vis bus geriau,
negu nedaryti nieko. Ir po biškį tiesiog priartėsit prie savo norimo tikslo. Ar galima keisti įmokų dydį? Tikrai taip. Pradėjom taupyti galbūt didesnę sumą, galėjom, viskas buvo finansiškai gerai ir maža ką pasikeitė situacija, reikia susiveržti diržus ir šiek tiek pasimažinti įmoką. Tikrai taip galim, bet kada keisti įmokos dydį, tiek didinti, tiek mažinti, svarbiausia visada pasitarti su savo konsultantu, kaip geriausiai jūsų situacijai pasielgti. Bet ko tikrai negalim pakoreguoti ar prailginti, tai yra laikas. Laikas yra be galo svarbus kaupimui ateičiai. Kiekvienas mėnuo, kiekvieni metai yra ypatingai reikšmingi, nes mes žinom, kad konkrečiai kažkokio kapitalo siekiam. Turim atitinkamai 18 galbūt metų, nes ką tik gimė vaikutis, ar vaikučiai dabar 3 metukai ir turim 15 metų iki vaiko 18 gimtadienio. Žinom, ko norim, kiek laiko turim ir kas mėnesį kiek skiriam. Ir jeigu mažinsim įmokas, tai jau to galutinio numatyto kapitalo dydžio nepasieksim, nes skirsim kas mėnesį mažiau. Tas laikas yra be galo svarbus, nes jo niekaip negalim prailginti, kadangi 18 bus tada, kada bus 18. Ir būtent tada tų pinigų prireiks, kada jau reikės studijuoti ar gyvenimo startui ruoštis. Tai tą laiką rekomenduoju išnaudoti labai tikslingai, labai atsakingai ir disciplinuotai, kad paskui praėjus kuriam laikui nebūtų gaila, kad laiko neišnaudojo tikslingai ir atsisukę atgal nebegalit nieko pakeisti, nes laiko atgal neatsuksi ir padarytų žingsnių nebepakeisi. Tai taip, įmokas mes galim koreguoti, bet labai rekomenduoju pasidaryti taip, kad nereikėtų nieko koreguoti, kad tai, ką susiplanavot ir pavyktų padaryti. Ar galima daryti papildomas įmokas? Tikrai taip, galima daryti papildomus įnešimus ir labai daug tėvelių tai daro. Kaip pavyzdys, gavo dovanų kalėdoms, gimtadienio proga, ar seneliai padovanojo. Ne žaislais, o pinigais, tai labai daug tėvelių tos gautus pinigus sudeda į vaiko sutartį. Tokiu būdu greičiau didina kapitalą ir atitinkamai sukaupia daugiau. Tai labai rekomenduoju tą daryti ir tikrai taip, galit tai daryti daug kartų per metus, per visą sutarties laikotarpį, tiek, kiek kartų norit ir tokiom sumom, kokiom norit. Svarbiausia visada dėl savo sprendimų tartis su savo konsultantu. Kada geriausia pradėti kaupti vaikui? Tobula nuo pat gimimo, kai turim gerokai daugiau laiko pasiekti norimam tikslui, skirdami per mėnesį kur kas mažiau finansiškai pastangų. Bet jeigu vaikui yra daugiau, 3, 5 metukai, 8 ar daugiau ar mažiau, taip reikės truputį daugiau skirti pinigų per mėnesį tam pačiam norimam tikslui pasiekti, nes turim tiesiog truputį mažiau laiko. Bet tai nereiškia, kad tinkamo laiko pradėti kaupti nėra išvis. Tinkamas laikas yra visada, svarbu tai daryti ir bent jau 10 metų tam kaupimui pasiskirti, kad būtų visom prasmėm gerai, kad kaupimą remtų valstybė ir kad padidintumėm kapitalą. Ar galima iš sutarties išsiimti bet kada pinigus? Galima, bet nerekomenduoju to daryti. Įsivaizduokit, jeigu tikslas yra sukaupti 50 000 ar 25 ar mažiau ar daugiau, turit konkretų skaičių, į tą taupyklę kantriai disciplinuotai kas mėnesį dedat. Į tą savo sutartį. Kiekvieną kartą, kai tik kažkam prireikia, iš tos sutarties visi išsiima. Nerekomenduoju to daryti, nes taip savo tikslo konkretaus ir nepasieksit. Dėl to, kad įdėsit ir išsiimsit. Ne veltui aš kalbu apie tą 50-30-20 taisyklę tam, kad turėtumėt pragyvenimui, kad turėtumėt tą kišenę po pagalvę vokelį ar stalčiuką slaptą, kuriame jūs tas santaupas turėtumėt būtent tam momentui, kai staigiai kažkam prireikia ir norisi išsiimti. Nes jeigu kaskart vis iš sutarties imsit, neturėsit to rezultato, apie kokį planuojat, svajojat. Tai taip, galima, bet nerekomenduoju. Nejudinkit tos savo sutarties visą tą laikotarpį, būtent tiek laiko, kiek nusimatėt, kad būtų tobulai gerai. Čia, žinot, tas pats, kas dedu į tą taupyklę, noriu, į Havajus ir žinau, kad per metus, tarkim, laiko turiu susikaupti toms atostogoms ir žinau tiksliai, kiek tų pinigų reikia, dedu aš į tą savo Havajų taupyklę ir vis išsiimu. Nes prireikia naujų batų, nes prireikia naujo rankinuko, sprogo boileris namuose ir reiks suremontuoti. Havajus greičiausiai arba nenuskrisit, arba
nuskrisit po 5 metų. Tai jeigu norit pasiekti savo užsibrėžtą tikslą, tos savo sutarties kaupiamų pinigų nejudinkit. Geriau turėkit tą taupyklę, kuri ir būtų konkrečiai skirta va tam tokiam, o jeigu staigiai prireiktų, kad turėčiau už ko paimti. Kiekvienam savo tikslui turėkit atskiras sutartis, atskiras kaupiamas sąskaitas, atskirus stalčiukus, slaptus vokelius, kad kiekvieną savo norimą tikslą pasiektumėt ir pusiaukeliai nepasiduotumėt. Ar galiu bet kada nutraukti sutartį? Turėtų šitoje vietoje mano balsas skambėti tikrai liūdnai. Nerekomenduoju judinti tų pinigų tobulą 10 metų ir ilgiau, arba bent jau tol, kol neišėjote į pliusą, kol kapitalo neužauginote didesnio negu įdėjot savus. Tobula laikytis aiškiai numatyto tikslo, disciplinuotai vykdyti planą, mokėti įmokas, nesiginčyti pačiam su savim, nesiblaškyti. Patikėkit manim, kai bus viskas gerai. Bet jeigu visgi dėl kažkokių priežasčių norit nutraukti sutartį, taip, jūs tikrai galite tą bet kada padaryti. Tik svarbiausia žiūrėti, ar tas iš sutarties pasitraukimo momentas, laikotarpis yra tikrai jums naudingas. Ar jau yra daugiau sukauptų pinigų nei sumokėtų savų. Taip yra apie viską. Jeigu norit pasiekti tikslo, nesiblaškot ir einat iki galo. Bet jeigu jūs savo numatytą planą, siekiamą tikslą sugriaunat pusiaukeliai, ar tik pradėję, ar nepasiekę numatyto rezultato, tai kaip galim jaustis laimingi, kaip galim turėti pliusą, kaip galim iš esmės pasiekti tai, ko nusimatėm, jeigu iš planuojamų, pavyzdžiui, 10 ar 15 ar 18 metų, iki kol vaikui eis 18, ar būtent tas laikas, kada tų pinigų prireiks, kaip galim pasiekti tai, ko norėjom, sutrumpindami savo tą laiką, kurį planavom. Geriau to nedaryti. Geriau nekišti nagų prie tos sutarties iki to momento, kol ta jūsų pergalė, tas jūsų tikslas nebus pasiektas. O gal visgi geriau dėti į atskirą banko sąskaitą ar kažkur namuose į stalčiuką? Tikrai ne. Visų pirmiausia, yra 3 pagrindinės priežastys, kodėl verta rinktis investicinius gyvybės draudimus, investicinius fondus ir tokiu būdu kaupti vaikų ateičiai. Visų pirmiausia, dedami į atskirą banko sąskaitą ar kažkur namuose į stalčiuką, kur neduoda papildomai uždirbti jokio pliuso, jokių palūkanų, tai tiek, kiek įdėsim, tiek ir turėsim. Antra milžiniška priežastis, kodėl to tikrai nedaryčiau daugybę metų, iki kol vaikui prireiks studijom ar savarankiško gyvenimo startui, tai dėl to, kad dėdami ten, kur jokio pliuso negeneruoja, tokiu būdu taupomi pinigai bus paveikti infliacijos. Ir mes turėsim savo idėją tiek, kiek įdėjom, bet perkamoji jų galia bus gerokai nukritusi, todėl reikia juos įdarbinti tam, kad įveiktumėm infliaciją ir kad iš mažiau padarytumėm daugiau. Ir būtinai reikia rinktis tokį fondą, kuris kur kas daugiau uždirba negu metinis infliacinis praradimas. Ir trečias, mes galim ten įdėti į tą stalčiuką namuose ar į atskirą banko sąskaitą ir bet kada iš ten pasiimti. Arba netgi bet kada neįdėti. Arba kažkam tos pinigus kitam panaudoti, negu buvom susiplanavę. Tai yra pavojus, kad visgi to tikslo suplanuoto mes nepasieksim. Nes laisvai galiu įdėti ir laisvai galiu išsiimti. Ir jokios disciplinos, jokio įsipareigojimo nėra. Tai geriausia tuos pinigus vienareikšmiškai įdarbinti, kad iš mažiau turėtumėt daugiau, kad veiktumėt infliaciją ir kad bet kada neišleistumėt tam, kam nereikia. Praleiskim lambo. Sabliama. Nu gerai, bandom. Kad kiekvienas savo nu tai taip, kaip visada. Va, to štai lauko filmavimo ypatumai arba vėjas, arba šiukšliadėžės, arba dar kažkas.